Prašau, Tomai. Tomai, man turėjau iš tiesų dilemą. Nes atrodo, lyg ir nemažai kūrė, bet kai pradėjom šnekėtis. Pradėjom šnekėti, ar mes iš tiesų turim sėkmę, tai kaip ir gavosi, kad tie, kurie yra laimėję kažkokius tai konkursus, lyg sako, nu, lyg dar ir nepavadintumėm sėkmės, kai išvažiuoji į užsienį ir supranti, ką galbūt galima vadinti sėkmė. Arba iš tiesų yra daug, bet kažkurių vietų ir trūksta, iki to, kad galima būtų pasakyti ir su kažkokiais kitais žmonėmis pasidalinti. Tai Tomas čia dėl to, kad jis, apkempo, kaip sakant, tėvas ir mama viename. Aš atsidūręs dėl to, kad šitam dabar tiesiog tenka vadovauti šitai uždarai akciniai bendrovei. Žilvinas, tai ką tik iš Barcelonos, nuskynė vieną iš aukščiausių prizų, o Mantas papasakos kažkiek tiek tą, ką jie kūrė, kažkiek su krepšiniu. Ir manau, kad irgi jie turi sėkmės istoriją. Dabar klausimas, gal čia auditorija yra tie, kas sako, kad jūs turite sėkmės istoriją. Tiesiog aš nežinojau, nes per savo tą networką angliškai vadinamą lyg ir prasėjau, kai kurie žmonės turėjo sudalyvauti, kai kurie susirgo kauniečiai ir jie neatvažiavo, tai manau, kad matysim kituose renginiuose. Yra gal? Rankas. Ką? Deja? Gerai, tai tikiuosi, kad ateityje bus daugiau rankų arba daugiau čia sėdinčių žmonių. Tai žinokit, šiaip formatą tą, kurį norėjom išlaikyti, tai yra atvira. Ir norėjom pereiti per keletą tokių vietų, kur mūsų manimų atrodytų galbūt kritinės mobilios aplikacijos ir jas vertėtų išdiskutuoti per keletos žmonių prizmę. Tai vienas user interface'as, UI, tada pašišnekėti apie viešinimo kanalus, apie testavimą, apie ėjimą apskritai rinką, strategiją ir pasirinkimą. Nuo ko pradeda, kaip reikėtų galbūt geriausiai daryti, kiek tam dėmesio skirti ir kiek apskritai reikia, kad į kažkokią tai rinką eiti ir gal nuo kokios pradėti apskritai. Yra gal dar kažkokių tai lūkesčių? O kas yra auditorija tokia, kas čia ar gamintojai, ar tie, kurie nori gamintis, ar tie, kuriems šiaip tom? Įvairiai žmonių. Gal pakelkime, kas gamina? Kas bandys drivinti appsus? Turbūt rinkodarą užsiimti, ne? Ką jūs įsivaizduojate? Ką reiškia žodis drivinti? Prastuminėti, lietuviškas. Ačiū, puikus pakeitimas. Tai užsakovai verslą. O verslo užsakovai? Gerai, reikia tada netvarko gilę, kad kažkaip apjungti. Tik reiktų gal tada pabandyti susisėsti, susiskirstyti, ne? Būtų lengviau tada turbūt atskirti. Tai aš nežinau, Tomai, gal tu viską, ką esi matęs, ką pavadintum sėkme, nuo apkempo, gal norėtum kažką tai pasakyti, kad matei sėkmingas aplikacijas, komandas. Aš gal toks kaip turėčiau kaip ir paskutinis kalbėti, nes vis tiek netaip susijęs. Bet aš rašiau ir Omnitel tinklaraštį ir kaip, kas man atrodo, yra geras appsas arba ką reikėtų žinoti kuriant appsą, tai aš tiesiog tą mintim galiu tada pasidalinti, nes geriausias pavyzdys, kaip tas ne tiek gal kiek verslo programėlės užsakinėti, bet kiek norint savo produktą išsukti, tai manau sėdi man iš dešinės, kur tiesiog reikia daryti, eiti dalyvauti renginiuose ir paskui važiuoti į tarptautinius vandenis ir ten pasirodo netaip sunku laimėti. Tai va, o kuriant programėlę, tai aš manau yra tokie keli dalykai, ką reikia atkreipti dėmesį. Vienas yra apskritai, kaip ir bet ką darant, einant į viešumą, bet kokią paslaugą savo darant, reikia žinoti tikslą, kodėl aš tą darau, ar verta man tą daryti, kam aš tą darau, visą kontekstą. Tada kitas dalykas yra, kalbant apie pačias programėlės, tai man atrodo yra labai svarbu ir Apple šios visos ekosistemos kaip ir pradininkas išmokė, kad visas vartotojas esąje turi būti labai geros kokybės, turi būti patraukli, skani. Ir dėl to
tas būtų toks kaip antra dalis, ką būtina, manau, atkreipti dėmesį gaminant programėlę. Ir aišku, visada yra smagu palikti kažkokį kaip paslėptą dalyką siurprizą, kad vartotojas naudodamas nustebtų, apsidžiaugtų ir rastų kažkokį netikėtumą, dėl ko jis paskui dalintųsi su kitais. Ir aišku, kai tu pagamini aplikaciją, tai tuo viskas tik prasideda. Ir nuo to reikia įdėti labai daug pastangų, kaip tą įgyvendinti toliau. Tai labai svarbu yra komunikacija, kad ji būtų skirta tiem žmonėm, kas ją naudoja, tiem žmonėm, kam jie yra skirta, kas ją gamino. Ir čia galiu pateikti tokį pavyzdį, kaip tokios programėlės Runkeeper, kuri tiesiog matuoja, tu bėgdamas savo, eidamas pabėgioti, kad įsijungti pradžią pabaigą ir fiksuoja tavo laiką, kur tu bėgai, kiek užtrukai ir panašiai. Tai kai kūrėjai sukūrė šitą programėlę tam, kad jie startuotų ir apie juos visi sužinotų, jie tiesiog apsirengė iPhone ir Android telefonų kostiumais ir bėgo Bostono maratoną su tais kostiumais. Tai čia yra visiškai tikslinis segmentą. Iš karto buvo daug taip vadinamo bazo apie juos ir taip jiems pasisekė išgarsėti. Nes tokių panašių programėlių yra labai daug rinkoje, bet jeigu tu nori kažkaip būti matomas, turi tiksliai komunikuoti ir išsiskirti. Tai va tokie 4 dalykai. Žinoti tikslą, turėti userį vartotojo sąsają patrauklę, šiokį tokį siurprizą ir aišku komunikaciją. Žinom, tą, ką pasakoja. Tiesa? Taip, aš manau, kad tai tiesa. Mes daugiau gal koncentruojamės į žaidimų kūrimą, tai šiek tiek kitaip yra su to interfeisu ir su to visokiais paslėptais. Bet iš esmės jau, jeigu bendrai žiūrint, tai pirmiausia, tu turi suprasti, kodėl tu kuri. Ar tu kuri dėl to, kad tau įdomu, ar dėl to, kad tu matai, kad tokia aplikacija ar kažkoks produktas turi rinką dar neišnaudoti. Tai irgi labai skiriasi. Jeigu tu kuri dėl to, kad tu įdomu, tai tu gali kurti dar vieną Runkeeperį. Tiesiog dėl to, kad tu jauti, kad tai tu pats bėgioji, tau tai reikia ir tu gali padaryti tau įdomu. Bet jeigu tu kuri, kad kažkokia rinkos segmentų ar kažkam, tai tada yra visai kitaip. Tu tada nebegali žiūrėti, kad tau tas įdomu, tu turi susikoncentruoti, turi padaryti kažkokius pradinius tyrimus, kažką suprasti, ko reikia tenais ir panašiai. Čia mano supratimu yra du skirtingi kūrėjų tipai, jeigu taip žiūrėti. Kitas momentas tai labai svarbu yra interfeisas visas, tai vizuali dalis, nes jeigu jinai bus prasta, tai tada, tikrai nepavyks. Nes, pavyzdžiui, aš tai iš savo patirties ir kaip daug kas daro, irgi kai tu peržiūrinėjai ten iPhone, pavyzdžiui, App Store, naujų programėlių sąrašą, tai žiūri pavadinimą ir žiūri į paveikslėlį šalia esą. Jeigu paveikslėlis neblogas, tai tada pasižiūri toliau. Jeigu paveikslėlis prastas, tu net nežiūri toliau. Tai čia tik vienas paveikslėlis, o atsidarius vėl yra tas pats. Jeigu nepatinka, ten 2 minutės maksimum ten užtruksi prie tos programėlės ir po to išjungsi. Tai tas yra svarbu. Čia gal labiau noriu akcentuoti programuotojus, kurie suprogramuoja ir galvoja, kad svarbu veikimas. Tai svarbu ne tik veikimas. Tai po to mano supratimu yra svarbu ir veikimas, kad turi veikti ir turi daryti tą, ką žada, kad tai darys. Paslėptus visokios savybės yra labai smagu. Bet jas galima ir turėti ir vėliau šiek tiek. Svarbu, kad atliktų savo funkciją per programėlę. O paskui, kad reikia papasakoti publikai, kad tu padarai, tai irgi tiesa. Ir čia, mano supratimu, yra sunkiausia dalis. Dėl to, kad tu galbūt turi labai puikų produktą, bet tu nežinai, kaip jį pateikti, kam jį pateikti, su kuo pakalbėti, kad kažkas pateiktų ir panašiai. Tai kaip mes, pavyzdžiui, tai irgi prieš metus su pusę mes visiškai nesigaudėm, neturėjom pažįstamų ir nieko. Tiesiog, ką geriausia daryti, pradėti eiti vaikščioti renginius, dalyvauti, kalbėti su žmonėm, susipažinti, surasti kitų sričių, kažkokių atstovų žmonių, kurios irgi tai domina. Tada suvoki, kad komanda yra ne tik tie, kas sukuria programėlę, bet komanda yra ir tie, kurie padeda tai programėlį gyventi toliau. Nes kas iš to, kad tu sukursi, jeigu ją naudosi tik tu ir tavo draugas. Tai, nei įdomu, nei naudinga.
kažkaip sugaišti 2-3 mėnesius savo gyvenimą, o paskui pasirodo, kad niekas jas nenaudoja. Tai jo, tai tas toks vaikščiojimas po renginius, jisai padeda išplėsti savo pažįstamų ratą ir išplėsti ne tik tai, kad tos srities pažįstamų, kurioje tu esi, bet ir įvairesnių kitokių. Tai irgi, jeigu kaip patarimas, tai kad pirmas, suprasti, kodėl tu kuri, antras, kodėl sukurti ir padaryti, kad jinai darytų tą, ką reikia programėlį, trečias, kad jinai atrodytų gerai ir ketvirtas, susipažinti su žmonėmis, kurie gali padėti jums tą programėlį padaryti dar geresnį. Mano supratimu, bendrai man tai jo, šitik keli dalykai. Kokie tie renginiai? Tie renginiai įvairūs, visokie, kas įdomu. Campas, jūsų visi organizuojami, po to tiesiog, priklauso šiaip nuo to labai, ką darai. Pavyzdžiui, kadangi mes su žaidimų kūrimu, tai kas metus vyksta game jamas, kur per savaitgalį kuriami žaidimai, tai tokį atėjęs. Per porą metų atėjęs, tu susipažįsti iš esmės beveik su visais žaidimų kūrėjais, kurie linkia bendrauti. Nekalbant apie tos, kurie sėdi garaže ir niekada neišlenda. Tai va, ir kai tu susipažįsti, tu pamatai, ką kiti daro, tada tu sužinai, kur jie dalyvauja ir tau tų renginių tas sąrašas, toks, pavadinkim sąrašas, tiesiog jis ir plečiasi. Nebūtinai žinoti apie jas visus, bet svarbu dalyvauti, pradėti dalyvauti, pavadinkim tai kažkur. Ir nebūtinai tik Lietuvos dalyvauti. Ta prasme, čia Lietuvos yra paprasčiau, ypač jeigu esi Vilnietis, nes daugumai jau vyksta Vilniuje, kai kas Kaune, bet jo, labai daug kas vyksta Taline, daug kas vyksta Rygoje ir Varšuvoje. Jeigu yra resursų ir noro, tai verta nuvažiuoti ir kitur. Gali pasidalinti, sakei, pačioje pradžioje yra kaip ir labai svarbu, kai tu nusprendi, kodėl tą darai. Ja? Kiek skiriat laiko prieš pradėdami pasižiūrėti, kas yra rinkoje ir kaip išsiskirti? Kaip? Bent jau mes turim, pavadinkim taip, idėjų sąrašą. Kaip, tiesiog, kai sugalvoji idėją, užsirašai. Dažniausiai tai būna taip, kad sugalvoji idėją, bet kur, bet kada važiuodamas, eidamas, valgydamas, gamindamas valgyti ar kažką. Tai tu iš pradžių ją pagalvoji, ką tu gali padaryti ir tada užsirašai, nes vis tiek verta ją turėti. O po to reikia paieškoti, paguglinti, pažiūrėti App Store'uose, Marketplace'uose, visur, kas panašaus ir kiek to yra. Tai šiaip mes tam skiriam ne tiek ir daug laiko, bet... Vertėtų daugiau skirti? Nežinau, sunku pasakyti. Nes, iš tiesų sunku pasakyti, nes tu negali visą laiką skirti viskam, tarsi tu turi ribotą laiko skaičių. Kiekį pavadinti. Tai labai sunku pasakyti, kiek kam reikia skirti. Aš manau, kad tam reikia skirti, nes tikrai, jeigu tu pamatai, kad įvedi ten kokį nors drawing, tenais application ir tau išmeta 300, tai tikėtina, kad jau, gal nereikia dar 301. Bet jeigu išmeta 3, tai jau yra kažkas gal neblogo. Tu pažiūri tas 3, jas gali išanalizuoti ir pamatyti, kad gal, pavyzdžiui, jose nėra trintuko. Visi gali tik piešti, bet negali nieko ištrinti. Tai labai nepatogu. Tu gali pridėti tą trintuką ir tu būsi visiškai skirtinis. Tai va, tai aš manau, kad tam reikia skirti laiko, bet kiek tai jau priklauso nuo konkrečios idėjos ir nuo kiek tu pasiryžęs. O jūsų miškiukui, konkurentų, kaip apsisprendėte? Šiaip bendrai imant, tokių tiesioginių konkurentų nelabai, kurie būtų ir kokybiški ir būtų Android ir iPhone, nes visi tą taikomis, tai nelabai buvo, ką mes sužinojom, suradom tokį labiausiai pavadinam konkurentą. Tai kad Sony praeitą rudenį, man atrodo, anonsinau savo nešiojamų žaidimų konsolį irgi panašų dalyką, papildytos realybės augintinis, bet ten yra visai kita auditorija, ten jis yra būtent ne mobilių aplikacija, o jau tiems nešiojamus žaidimų kompiuterius. Ten yra, ta prasme, jie mums su jais taip ir nekonkuruojam, nes mes taikomės į Androidus ir iOS vartotojus. Taip ir šalia. Tai visai neblogai. Ir kai mes matom, kad didelė kompanija irgi maždaug tokiu pačiu metu sugalvoja kažką panašaus, kaip pusmečio anksčiau sugalvoja, tai jau mums atrodo, kad tai pasako, kad mes beveik laiku ir vietą. Tai buvo su šitą konkrečią projektą. Aš dar turiu klausimą dėl BRK. Tu sakei, dvi grupės yra arba darai tai, kad tiesiog kas patinka ir nesvarbu, nežiūri visiškai į marketą, arba pažiūri marketą ir darai tai, kai trūksta. Tai BRK buvo kuris jūsų projektas? Tas, kas patinka. Nes mūsų dauguma idėjų yra, kurios mūsų idėjos, tai kad mes kažką sugalvojom, ką mums patiktų daryti.
tada mes jau pasižiūrim, kiek tai realu, kiek tai verta, kiek tai. Klausimų iš auditorijos turit gal. Žinot, Birkierą iš Barcelonos, ne? Tai čia vienas iš tų, kuris visą šitą užsuko. Ja. Kodėl meškiukas? Meškiukas, šiaip, meškiukas, o šiaip tai dabar neseniai kalbėjom ir su vienu tokiu, kuris su žaislų pramonė susijęs. Tai jeigu dabar jau pagrinčiant tą visą, tai pliušinių meškinų pardavimai yra didžiausi. Tai dabar aš jau gudrus kalbėti, aišku. Tuo metu, tiesiog meškiukas, kas nežaidė vaikystėje su meškiuku, visi žaidė, mes taip galvojam. Aš atsimenu, per temą kaip tik buvo vienas iš metų, tai tas klausimas irgi nuskambėjo, kodėl meškiukas, sako, toks geras, toksai. Šiaip ta prasme, kad tiesiog mes pagalvom, kad, ar yra tokių, kurie nežaidė meškiukų, neturėjo meškiukų, tikrai labai minimaliai tokių žmonių. Visą meškiuką jau platinant, pasisiūsti aplikaciją galima? Ne, negalima. Galima šiandien bus paliesti, jeigu norės. Laukia žaislų pramonės finansavimą. Jo, taip. Tai ieškot finansavimą? Ir taip ir ne. Mes ieškam viską kartu, mes ieškam ir marketingo strategijos, ir finansavimo, ir visko. Prasme, nei taip, nei ne. Lietuviško kapitalo įmonė bendrauti su visą. Ir taip, ir kitaip. Tai kokią auditoriją taikant? Iš esmės, vaikai, paaugliai ir tėvai su vaikais ir panašiai daugiausia. O kas šitą idėją? Taip ir ne. Idėjų yra daug, tas sąrašas, kiek važiuoju, aš turiu 2 popierinius sąrašus, nes vieną pradėjau, tada jis kažkur užsimetė. Bet realiai daryta, tai maždaug iki prototipo stadijos yra kokia 3-4. Aš neturėjau, kad kažkaip atsisėdė ir pabandai kažką įgyvendinti, kaip tas jaučiasi, kad tu galėtum pajausti. Bet, ta prasme, tai šita, kuri daugiausia prototipas pats rimčiausias, nes buvo labai geras renginys. Ir galima buvo paskirti 2 paras ir tam buvo būtent. Tas irgi labai gerai, kai tu paskiri laiko ir išbandai įgyvendinti, tu pamatai, ypač jeigu dar yra žmonių aplink, kurie gali pažiūrėti, pakomentuoti, arba sukritikuoti, arba kaip tik sakyti, visai neblogai. Tai va tas padeda. Parodos metus investuoti į Uopėlis, priėjo, kaip pristatėte idėją, kažkas pamatė, patiko. Kurios parodos Barcelonos? Kaip, ta prasme, mes pristatinėjom, ten tas renginys, kur mes laimėjom, tai jisai vyko šalia parodos. Jis nebuvo parodos dalis. Ir mes pačioje parodoje mes neturėjom stendo nieko, mes tiesiog tai buvo. Tai parodos metu buvo, kad mes kalbėjom, ta prasme, susipažinom su žmonėm, tada jiems parodėm, jie sakojo, girdėjau, va čia kažkas, tai buvo tokių taip. Bet, ta prasme, daugiausia per tą renginį, po tą renginį, ta prasme, ten, kur mes jau pristatinėjom, ten buvo toks irgi networking, ten valanda ar kelios valandos, tai, ta prasme, kad buvo, kad prieina žmonės, pakalba, klausia, panašiai. Bet tenais nebuvo rimtos kalbos, nes vis tiek muzika grojo garsiai, daug žmonių aplinkų, tai daugiausiai apsikeiti kontaktais ir panašiai, kol kas taip. Tai dabartiniai tavo komandai kiek yra žmonių prie šito meškiuko? Dirbo 4. Ir visi iš jų techninės ryties? Ar paišytojai yra techninės ryties ar ne? Tada taip, jeigu jie... Visi programuotojai, dizaineriai? Taip, kol kas taip. O klausimas yra, iš ko pinigus darysim? Pinigus darysim iš žaislų pramonės. Šiaip, ta prasme... Tėdį parduos. Šiaip, jo, ta prasme... Tai reikia tenais bercai dėti į vietą meškiuką, surovės susijęs. Ta prasme, bendru atveju tai taip. Mūsų planas buvo kaip, kad mes padarom nemokamą aplikaciją, kur tu gali atsisiųsti ir tu turi standartinį meškiuką, kuris atrodo taip pat kaip tavo draugo meškiukas. Tu jį maitini medum kažkokiu standartiniu ir viskas. Bet dar šį tą gali, ten gali pažaisti su kažką. Jeigu tu nori turėti meškiuką, kurio ausis, pavyzdžiui, smailas, arba ten jo akis mėlynos, tai tu tada ten sumoki $1 ir tu gali turėti meškiuką, kuris bus tavo meškiukas. Atrodys, kaip tu jį įsivaizduoji ir panašiai. Jeigu tu nori maitinti, pavyzdžiui, ne medumo žuvim, kad jis ten užaugtų didesnis arba storesnis arba kažkoks, tai tu tada nusipirki $1, tenais neradau žuvies ir panašiai. Mūsų planas buvo toks. Bet iš esmės
galima labai daug kaip išnaudoti tą tokį, kad ta aplikacija nemokama, o po to kažkaip apmokestinam. Pavyzdžiui, ten mes vis tiek naudojam tą markerį, ant kurio tas meškiukas kaip ir atsiranda. Pavyzdžiui, galima, McDonald's nori, pavyzdžiui, kad tik ant jų pas juos atėję, ten nusipirkę kokį nors produktą, žmonės ant jo logotipo galėtų tą meškiuką. Kodėlgi ne, galima taip daryti, kad ant logotipo, pavyzdžiui, tas meškiukas, kai jisai ant logotipo, jisai kažką kitą daro. Tai, ta prasme, tokių vat yra variantų, tik tais jas reikia išgryninti. Mes būtent tuo dabar tą ir mes bandom daryti, kad mes bandom sugalvoti, kokiu keliu eiti, kaip geriausia ir panašiai. O tada dar vienas klausimas visiems. Kas yra sėkmės? Nes kalbėjom daug apie sėkmę, variausiai būdai, bet o kas tai yra sėkmė? Kaip pamatuoti? Savo nustatyto tikslo viršymas. Ne, bet Roma, aš tai noriu pasakyti, kad jeigu vienam sėkmė yra uždirbti 10 000, kitam 100, kitam milijoną, ja? Vienam yra Lietuvoje kažką padaryti, kitam pasaulyje. Tai aš galvoju, tu prieš save būsi teisingas, jeigu tu viršiai tą, ką tu nusistatei, dėl ko tu atėjai į renginį ir dėl ko tu kūrei, tu sakai, aš sėkmingas. Jeigu tu to nepasakei, sakai, nesėkmingas, tai aš galvoju, kad tai lengviausia. Gali būti sėkmė, bet jie parduoda save. Nu, jis gavo darbą, irgi gali. Tai bet su kokiu tikslu atėjai? Padarysiu aplikaciją, mane pastebės, gausiu darbą. Super, gavai darbą, tikslą pasiekti. Negavai, nepasiekti. Aš nežinau, politiškai, korektiškai, bet gal į temą. Klausimas iš tikrųjų labai teisingas ir manau, kad ir čia sėdint klausimas, man pačiam klausimas, ar aš tikrai esu čia vertas įdėti, ar tikrai esam tie sėkmingi, kurie, nes mūsų kategorijoje, tarkim, mano suvokime verslo kategorijoje, tai turbūt sėkmė turėtų būti pasaulinis pripažinimas. Tai pasaulinis pripažinimas, kuo mes, pavyzdžiui, didžiuojamės, ar galime pasakyti, Lija Laursas sėkmė. Taip, sėkmė. Visi jį žino, visi apie jį rašo, visi nori su juo pasveikinti, susipažinti, kompanijos nori nupirkti jo kompaniją ir tai yra sėkmė. Iš mažai pinigų, padaryta daug pinigų. Vienas iš sėkmės variantų. Tai kitas klausimas, ar Lietuvoje mes, tarkim, su tokiom aplikacijom galim būti sėkmingi ir vadinti sėkmingais? Manau, kad ne, nes per maža rinka. Ir jeigu Lietuvoje naudosis, tarkim, kažkokią programėlę ar žaidimo keli šimtai tūkstančių žmonių, tai tada bus sėkminga, bet tai pasiekti, manau, kad čia yra labai sunku. Tai vienareikšmiškai mes turbūt kalbam apie pasaulinę sėkmę. Ir pasaulinis pripažinimas, pelningumas, investavimas, investuotojų sutikimas investuoti tą idėją arba didelių kompanijų sutikimas pirkti tą idėją, kad ir, tarkim, ateitų McDonald's ir sakytų, okei, mokamės jums milijoną ar ten kažkiek, tai, tarkim, nori nusipirkti visos autorinės teises ir daryti aukšą. Turbūt galėtų būti jau kaip visi. Mano klausimas. Grįžtant prie meškiukų technikų, kitas klausimas. Jeigu, tarkim, startuoji pasaulinę rinką, nenori, kad būtų mokama programėlė, kažkas tokio, esate apsigalvoję techniškai, kaip apmokestinimai skirtingų valstybių būdai, galiausiai kaip Lietuvoje, tarkim, tas visos lėšos, kurios ateina toliau. Tuo Apple Store'as yra gerai, kad ten neapvarčiasi, ta prasme, aplikacijų pirkimai, aplikacijų, ten mes jau viską už tave padarome. Tikrai, nusiperka, tarkim, aplikaciją, tarkim, kad ir nemokamą, bet turint nemokamą aplikaciją, gali kažkokį feature užmokėti, ne? Kaip žmogus iš Brazilijos, kitas iš Vokietijos, skirtingose valstybės, skirtingai bankinės sistemos, kaip tau sugeba tai apmokėti? Tai čia Apple, Androidas ir visos, ne? Ką pirko, ten išvis. Taip, čia šitas ištręstas. Proporcija 70-30 visuose turbūt. Klausimas su pinigais viskas, sistema. Kaip su komunikacija, kaip iškomunikuoti, kad dėkščiai savo knygas. Tik reikia jo išduoti Apple. Tai vat, į šitą negaliu atsakyti. Aš galiu. Prašau. Nei vieno Europos esančio daikto, jeigu pastebėsit, mes dabar darom dviejų segmentų, tas, kas iš Barcelonos ir paaiškėjo, kad appus reikia kurti būtent išsirinkų segmentą, tą, ką jie daro. Nei vieno appso, kuris yra daugiausiai downloadų ir daugiausiai pinigų gavęs, nėra ruoštas joksai marketingas.
jisai turėjo tik tai mini bazą, kaip sako, šitą, kaip su šitų rankiperių. Ir viskas. Ir po to aplikacija iš principo reklamuoja apie save ir jinai uždirba pinigų tiek, kiek jinai prabūna topuose. Po to tu ją gali reklamuoti ir tavo visi sudėti pinigai į marketingą tau tikrai neatsipirks. Nes tavo prabuvimas topuose reiškia, kuo ilgesnį laiką prabūsi topuose, to daugiau uždirbsi pinigų. Iš topų iškritai, reiškia šitos aplikacijos jau pakelinėt tau net neapsimoka, kur nauja aplikacija uždirbti naujus pinigus. O sakyk, pakūti topus. Į topus papuolama yra nuo to, skaičiuojama kas valandą, kiek yra downloadų. Jeigu kas valandą tu turi daugiau downloadų negu sekanti aplikacija, tai kyli į viršų. Jeigu iškilusi topą visiems tu esi, ne tai kad naudingas, o įdomus ir tave perka, per valandą tavo padaro nors 1 ar 10 downloadų, tu taip laikaisi viršų. Yra aplikacijų, kurios topose išlieka iki 2 mėnesių. Kas valandą, bet pagal paskutinius 24 valandų. Bet ten jau po to, jeigu top 10 esi, tai jau pradeda žiūrėti ir valandinius atas, bent tiek aš skaičiau. Pagrindas yra 24 valandas. Kaip? Iki top 10 ir 24 valandų. Jo, nes pas juos yra daug mažesni downloadų kiekiai, ten po to nesužiūrėsi. Vis nuo top 1 į žemyn yra didinamas laiko tarpas. Aš tiesiog noriu pasakyti, galbūt patarimą, pritarant, kad kalbant apie rinkodarą, kiek man teko ir aš pavadinčiau tai bloga praktika, kas galiausiai tai yra gera pamoka. Kad kai tu padarai ir sakai, lyg ir susiplanavau kažkokius veiksmus, bet juos kažkada darysiu, galiausiai išpavadinti darbai, tada kažkaip lyg darai. Tai aš galvoju, šitam launčui stipriai pasiruoškite, visom pusėm. Jeigu radote tų žmonių, kurie duos jums pinigų, kad jie nupirks jums ten ajatsus ar kažką, tai susirado tie, kurie ten blogins, maksimaliai pasidarykit namų darbus, kad užsitikrintumėt sėkmę. Nes produktas geras, bet gali to word of mouth ar ten wow kažkokio, tai jo nepakakti, va tam, kad išsilaikyti. Tai šitoj vietoj... Čia kalbu apie tos, kurie daugiausiai. Bet čia neina kalba apie tos atvejus, kurie yra nemokami, tarkim, ir gyvuoja iš reklamos ir panašiai. Tai jie jau ten turi savo visus kitus dalykus. Kaip pardavinėti reklamą savo apsę brangesnę, o iš pigesnių reklamos. Ir apie žaidimus turbūt dar vienas dalykas, kurį galbūt vertėtų paminėti. Visi žaidimai, apart galbūt keletos, kurie išliko, turi pakankamai trumpo gyvenimo ciklą. Dėl to tu maksimaliai turi pasiimti ir tuos pinigus nukreipti kito galbūt pirkimui ir dar palaisniam pradėti vadinamai cross-selling. Pradėti pardavinėti savo kitą, tam, kad tu galėtum visą šitą variklį užkurti. Kitu atveju, jeigu jūs tuos, sakykime, gepus padarysit, nebūsit naujo žaidimo, tas bus numiręs, iš principo jūs turit kartot viską vėl iš pradžių. Ir tas yra be galo sunku. Aš kaip suprantu, tas žaidimas Berker dar dabar nėra prieinamas rinkom. Tai va, čia gal yra būtent tam, kalbant apie tą pasiruošimą, žmonės laimėjo konkursą ir tikrai buvo aplink jos bazas sukurtas ir buvo per paieškas daug žmonių ieškojo to žaidimo, bet tiesiog negalėdavo rasti. Tai matai, čia vat ir yra klausimas. Ar gerai, ar blogai? Dabar galbūt galima... Aš galiu konkrečiai pasakyti, kad blogai, nes turėjau sėkmės blogą parašyti būtent apie šitą žaidimą ir aš naudą pajutau. Kiek jūs pajutot, dabar neteko šoką iš karto. Man atrodo, keli šimtai žmonių per dieną tiesiog. Jo, aš galvoju, kad galbūt tikrai rekomendacija galbūt neužvilkinti, nes jeigu užvilkinsit, bet iš kitos pusės, jeigu tuo metu galbūt tu susitarsi su Teddy, kurie daug tau pinigų, tu tada pradedi sverti šitos dalykus. Aišku, aš nežinau, bet čia jūs pat, jūsų komanda ir nuspręs, kaip visą šitą reikalą. Jeigu trumpai atsakant klausimą. Pirmas dalykas, jeigu mes būtume žinoję, kad mes laimėsim, mes gal ir būtume padarę tada iki galo, suprantate, bet čia buvo loterija. Čia panaši loterija, bet su tais tokiais visokiais konkursais rinkimais, panaši loterija ir kaip tu įdedi aplikaciją ir nieko nedarai. Ar jinai išpopuliarės ar ne. Prasme, yra šansas, kad jinai išpopuliarės. Ar ne? Ir čia irgi, jeigu mes laimėm, gal ir gerai, gal ir vertėtų tada ją paleisti, bet tada tu labai rizikuoji irgi. Ne, aš jokių būdų nenorėjau kažkaip, čia badyti pirštais, aš ką tiesiog reikia atsikratyti, pastebėjimas, reikia atsikratyti to lietuviško kuklumo ir
pasiruošti. Na, taip. Jūs datą nusisakė, kad nepaleisti šitą produktą į rinką. Datos konkrečios ne. Šiais metais, jeigu šiais metais nepaleidžiam, turbūt jau nebe. O taip. Tai būtų vienas irgi iš jūsų, čia kaip kolega minėjo, ne? Jūs prarandate dėmesį, jūs paskelbtumėte, kada paleisit produktą, jūs išlaikytumėte dėmesį. Čia gal geras padaryt, žinai, kaip kiti daro. Įsideda, kad, įdėk e-mailą, mes tave notifikuosim, kai startuos. Tai galbūt galimybė susirinkti pakankamą duombazę besidominčių. Iš tiesų, manau, puikiai mintis. Ačiū. O po to pasinaudokime. Jo, mes tokį puslapį kaip ir turim, tik turbūt jis paieškos, jo nerado dar tuo metu, kai visi ieškojo. Tai čia irgi. Seo. Bet šiaip grįžtant prie sėkmės, ir čia mes kažkaip labai nuėjame pinigus, tokius, kaip uždėti milijoną ir čia parduoti McDonald'ų ar kitam. Tai ne tik tai tikriausiai yra sėkmė. Jeigu tavo sukurtą produktą naudoja milijonai žmonių pasaulyje ir nesvarbu, gal tu iš to neuždirbsi nieko. Bet jeigu jie tai naudoja, ir tai man atrodo, tau vidinė tokia sėkmė bus, kad nieko daugiau ir nereikės. O padarius vieną tokį projektą ar produktą, automatiškai ateis kitos idėjos ir kiti pasiūlymai, kurie visiškai iš kitur gali ateiti tas finansinis atpildas. Bet manau, kad sėkmė nėra tik tais uždirbti milijoną. Sėkmė yra, kad tavo sukūrus produktą, jo naudotųsi žmonės, jis veiktų vertę, jisai būtų naudojamas dėl to, kad jisai yra naudingas, kad jisai jiems patinka, kad ne tik jisai yra žaidimas, bet ir yra galbūt teigia kažkokią socialinę vertę ir panašiai. Aš papildant Tomai, mintis, aišku, viskam darom iš idėjos ir tie dalykai, kuriuos darom labiausiai iš idėjos ir būna labiausiai sėkmingi. Bet realybė yra vis tiek tokia, kad jeigu kažkas virsta milijonais gambausų, automatiškai šalia išsireikiuoja investorių eilė ir sako, taip, bet tas yra jau toks vienas dalykas, kad tu tai darai ne dėl to, kad tu gautum tą milijoną, bet dėl to, kad Berkė tai tikrai darėt ne dėl to, kad milijoną uždirbtumėt, bet dėl to, kad nedarėt market research, darėt, kas patinka ir viskas, ir taip gavosi. Dar milijonas tai už kampą. Jo, ta prasme taip. Aš tai manau, kad pritariu, kad jeigu darai iš idėjos, tai visada dažniausiai pavyksta geriau. Ir kai mes esam pakankamai maža šalis ir pas mus tie investuotojai nesimėto tik kiekvieną kėdę ir už kiekvieną durų, tai tada turbūt geriau pradėti daryti tą, kad tu išmanai. Bet iš kitos pusės sėkmė va būtent. Tai mano supratimu sėkmė yra labai subjektyvus dalykas. Aš būčiau laimingas, jeigu aš gaučiau Nobelio premiją. Tai va čia man būtų sėkmė. Man nereikia milijono, man nereikia 100 000, man užtektų Nobelio premijos. Prizą gali net prizą neduoti, tik pačią nominaciją. Bet kitam gal to visiškai nereikia, gal kitam nereikia ten pinigų ar kažkokio būsto Havajose, ar autonavo kažko. Čia labai subjektyvus dalykas. Atgemė, ūkio ministras, man atrodo, pasakė, aš kažkaip tą frazę užsirašiau, galvoju, puikiai buvo citata, aš nežinau, pažodžiui galėsiu pasakyti, bet pasakė puikiai mintį. Pradėkit spręsti problemas, kai jūs jas išspręsite, pinigai ateis savaime. Tai, čia galbūt ta problema yra žmonių entertainingas, bet jeigu jūs apskritai išsprendžiat problemas, ir tai yra ten ir gražiai sudizaininta, ir marketingas pragalvotas, aš manau, kad sėkmės tikimybė iš tiesų yra didesnė. Aš dar vieną klausimą paskui į Mantą, jeigu nebus daugiau klausimų. Kaip šitos renginiuose, jūs darot visokius projektus, kai susitelki renginį tos 2 dienos, ar tai yra žiauriai svarbu ir, sakykime, padarai 10 kart kiek nuolatiniai rutinoje, paskaitos, tasimas ir kažkaip tai vis lyg padarai, bet nedabaigi. Kiek tai svarbu dalyvauti tokiam renginiui, kiek tai, sakykime, pasistumė į priekį nuo tos idėjos popieriukė iki prototipų? Ta prasme, aš tai manau, priklauso irgi nuo žmogaus, ar nuo komandos, ar nuo kažko. Pavyzdžiui, mes tai tuo metu darėm kažką kito, ta prasme, tiesiog mes turėjom idėją išbandyti kažką tokio. Ir tai buvo savaitgalis, kurį savaitgalį tu ten nežiūrėjai filmus, nevažiavai kažkur, ne kažką. O atėjom, visi susiradom komandą, ta prasme, žmonės, kurių reikia, atėjom, visi paskyrėm laiko ir mes padarėm tą prototipą, kurį galime išbandyti. Žinot, arba tokia idėja yra daugmaž gera, ar daugmaž ne.
Aš manau, tai yra svarbu, bet jeigu kažkokia komanda ar žmogus ar keli žmonės gali be tokio renginio irgi padaryti tą prototipą, tai tas renginys nėra būtinas. Darko renginys gerai tuo, kad, tarkim, yra aplink kitų žmonių, kurie iškart gali pasakyti, pamatę, o man patinka, arba o nepatinka ar kažką. Bet jeigu tu padarai prototipą būdamas vienas ir ten keliese ir tu po to parodai savo tėvams, savo draugams, savo kažkokiems pažįstamiems, tai tada irgi yra gerai. Svarbu, kad tu pirmas yra svarbu padaryti prototipą, čia daugiau su žaidimais taip kalba. Antras jį parodyti įvairiai auditorijai. Tada tu gauni tam tikrą feedbacką, tam tikras ar veikia tas, ką tu padarei. Ir tu pamatai, kas veikia, o kas neveikia. Tai vat tokie momentai. Tai vat tokie renginiai masiniai, masiškesniai yra gerai tuo, kad pirmas tu susikaupi, antras, kad tu turi aplink žmonių, kurie tau gali iškart duoti kažkokį galinį ryšį. Mano supratimu taip. O man tai šiaip kaip renginio organizatorių klausimas. Po renginio, kad nenumirtų tie prototipai, ar reikėtų dar kažkokio veiklos pagalbos, kad vis labiau važiuotų? Tiesiai po renginio būna labai sunku žiūrėti tą viską, kad jis kitą savaitgalį. Turiu minėti tai, kad pirmadienį po renginio, aš kaip po mėnesį. Nežinau, ta prasme, kažko reikia, bet ko negaliu pasakyti. Ta prasme, sunku pasakyti. Mums tai postumis buvo, kad mes ten nuvažiavom kažkur pristatėm, dar kažką. Mes patys irgi dar taip mėnesį gerą, po to mes nežinojom, ar mes tikrai norim šitą daryti, nes mes tame matėm šiek tiek tokių problemų. Mes apie tas problemas mąstėm ir mes jas truputį kažkaip lyg ir galime spręsti, lyg ir taip. Tai taip, tai gal galima kažkaip pastumti, bet pabandyti, bet ne iš karto. Bet labai sunku atsakyti. Klausimų. Jeigu galima, tada keičiam temą. Dabar toks, kaip sakyti, pasakojame ne apie žaidimus ir panašius dalykus. Gal galėtume plačiau papasakoti apie appsus, kurie skirti kažkokią tiksliai funkciją atlikti, ar ne, vadinkim taip, paslaugų sferai pritaikomi. Nes dabar labiau linksmybės ar ne laisvalaikis. Tiesiog norėjome sakyti, kad yra labai specifinis appsas ir labai specifinė auditorija. Jeigu, tarkime, jie kuria savo appsą, kad palaikyti savo verslą, tai kaip yra kaip papildoma komunikacija, bet apie tokią komunikacijas, ką galėtume pasakyti. Aš galiu pasakyti trumpai, tai dar specifiškesnė, mano supratimu. Bet tai tiesiog yra kitokį, nes dabar vieną žaidimą mes kalbam gal minčių ir tai noriu išgirti, kad Ar man tu gal kažką? Čia klausimas pirmas, tai apskritai koksai verslas, nes labai priklauso, ar tai yra B2B, business to business, ar business to consumer. Business to consumer, taip? Tai jeigu business to consumer, tai reiškia, jūs patys savo appsą turite reklamuoti ir promotinti, ir reiškia, jį parsisiųs tada ne per searchą, ne per reitingus, o būtent iš tos vietos, kur jisai pamatė, kur jisai gali gauti, tai yra QR kodas, ar linkas kažkoks, tai ar searchas, ar draugo nuorodas sėdint restorane, pasakymas, užuodimas, tik tais taip. Ir kitų būdų marketingas ir čia natūralu yra vienas iš pagrindinių momentų ir investicija, nes jūs investuojate ne į appso populiarumą, jūsų pelnas yra ne appsas pats, o jūsų pelnas tą, ką appsas sukuria kitą vertę, atveda arba klientą į vietą pirkimo, arba paskatina jį padaryti tam tikrus veiksmus, kad įvyktų pirkimas ir taip toliau. Tai vertė yra visai kita. Ir čia jau kalba eina apskritai apie verslo modelį. Tai yra truputėlį kita tema negu žaidimų. Tai apie žaidimus pradėjom kalbėti, nes tiesiog tai yra, kad žaidimų appsas laimėjo Mobile Premier Awards, o ne verslo appsas. Šiaip jo, irgi pastebėjimas, ten buvo 3 apdovanojimai, vienas buvo Audience Awards, tiesiog rinko visi galėjo balsuoti, ten valandą maždaug. Buvo kitas, kur organizatorių apdovanojimas ir tas, kurį mes laimėjom, tai tiesiog best app. Tenais jau komisija rinko turbūt su organizatorius kažkas. Tai ir visi 3 iš esmės buvo daugiau mažiau entertainment appsai. Tai tas šitą irgi pasako, kad su tokiais yra paprasčiau turbūt pateikti tai bendrai visuomenį. Mes tokį išsinešėm iš to viso suvokimo. Ir grįžtant prie to, ką verslui svarbu žinoti, tai kaip
dvi sritis, kur jį gali naudoti savo programėlę. Arba kaip papildomą komunikacijos kanalą, kaip marketingo kanalą, kur gali būti praktiškai bet kas. Tiek tą patį žaidimą galit savo brandą padaryti apps'u ir taip pat komunikuoti. Arba tiesiog savo turimo produkto ar paslaugos pratęsimas į dar vieną naują ekraną, gal taip gali būti. Aš papildant tiesiog tomu, aš sakyčiau, kad kaip kažkada tai įmonės nesuprato, kam reikalinga interneto svetainė, ne? Paskui jas pasidarė, ne? Galiausiai sako, ir kas man iš to, jeigu tu neužsiemi jos rinkodarą, SEO kitais dalykais, tai ir lieka ta svetainė, ne? Galbūt ateina pavieniai asmenys. Tai lygiai taip pat apsisprendžiant žengti į mobilų kanalą, jeigu jūsų interneto svetainė apsiaugina visokiais maurais, nes, pagalvoja vadovas, kad reikia pridėti dar naujienas, dar tą pridėti, ne? Tai nekuria vertės jūsų core vizijai. Tai apps'as iš tiesų padeda sulyninti ir išgryninti tai, ko iš tiesų reikia ir dėl ko jūs egzistuojat kaip įmonė. Vėl grįžti prie savo fundamentalių dalykų, nes į apps'ą visko nesugrūsi. Tai apps'as yra geras tame. Kitas dalykas, kuo toliau, aš manau, per porą metų visi operatoriai visus apsismartphone'ins. Galiausiai reiškia daug dalykų mes matysime per. Ir jeigu jūs nuspręsit reklamuotis ir atsidarys jūsų pakankamai pošlykštę svetainę, tai klientas neturės gero experience, ne? Tai aš ką noriu pasakyti, tie, kurie ir šitoj vietoj bus susitvarkę, aš manau, kad jie laimės. Tai, bet tam, aišku, reikia rinkodaros biudžetų ir apskritai, tokio, nežinau, sisteminio požiūrio, kaip kažkada buvo interneto, dabar į mobilų, kaip į atskirą pardavimo taip pat kanalą arba aptarnavimą. Šitai vietų du aspektus, tai funkcinė ir emocija, kuris labiau. Kai kalbam apie apps'ą. Aš manau, kad svarbios abidvi. Gal net emocinė yra svarbesnė, nes tas telefonas jis žiauriai yra asmeniškas. Ir kai tu matęs tiek daug gražaus jame, jeigu tu pamatai tokį dalyką, kuris yra nemielas, tu į funkcijas jo net negali. Bet čia lygiai tas pats ir žaidimuose, ir taip pat ir B2B ir B2C. Dėl to dizainas ir user experiences, ir tas prototipavimas pirminėse stadijose jis yra, aš sakyčiau, net turbūt daugiau nei pusė sėkmės. Nes jeigu šitą vietą tu tik tai perskubini, ne, visą sakai, čia neinvestuojam, maždaug aišku, važiuojam pirmin. Ir aš turėjau asmeninį krūvą pavyzdžių, jie visi baigėsi nesam. Tai šitą vietą... Kokias darė? Tai aš iki apkempo krūvą visokių, pavyzdžiui, mes darėm. Iš vis ten 12 mergaičių, ne, 20 000 atsisiuntimų buvo per porą savaičių. Bet jinai niekinė, ne, ir tu paskui gauni neigiamą feedback ir tada sakai, kam tu tą darai? Tai yra krūva dalykų, kur tu sakai, tu gali padaryti, ne, ir iš tos tautos ir jos galbūt silpnų vietų tu gali, ne tai, kad tu pasakai, pasijuoti, bet tu gali su tuo žaisti, iš tiesų, jeigu tu suvoki rinkodaros principus. Bet galiausiai aš galiu sakyti, visos tokios aplikacijos yra netvarios, pelno nenešančios ir neilgalaikės. Ir tik tai į kokybę investavęs, tu gali užsitikrinti ilgalaikį sėkmę. Bet tas pats liečia ir interneto svetainę. Apps'ai nieko nesiskiria, net dar labiau reiklus tampa user experience dizainui ir tam emociniam įsitraukimui. Dar klausim. Nežinau, atsakėm ar ne, čia visi bandydami taip kartu. Ką? Reikia suprantyti, ką pasakė. Iš tikrųjų, kas verslą liečia, mes kaip tik būtent specializuojamės verslo aplikacijų kūrime ir darom būtent entertainmento. Ir kaip pavyzdys parodoje Barcelonoje mes pristatinėjom ir buvom susitikę su Sony vadovybę vardo. Ir jie būtent pristatė savo Sony naują įrenginį, Xperia, ir jie pristatė jį kaip entertainment įrenginį. Ne kaip mobilų, ne kaip šnekėjimų, ne kaip kažką kaip entertainment įrenginį. Nors jie daro visą ir konsolės, visą kitą. Ir kalbėjom, o kur verslas šitoje vietoje? Verslas pasižiūrėt. Paprastas toksai požiūris. Ir kitas požiūris BlackBerry, kur yra iš tikrųjų orientuota visiškai verslą. Jie galvoja apie verslą ir kaip tai padaryti verslui. Taip pat, lygiai, jeigu mes paimsim iPhone'us, iPad'us, ta prasme, yra daug sričių tokių, ta prasme, kur, pavyzdžiui, medicina, tarkim, kad seselės ar daktarai vaikščioja su iPad'ais
tai nėra verslas, tai yra paslaugos, bet tai iš principo, ta prasme, paslaugų segmento, ta prasme, tai nėra entertainmentas. Tas pas agrikultūra, žemdirbystė, kur ten irgi daug kur galima. Galimybių pačių yra labai daug. Ir tada kalbant apie sėkmės tokį momentą, kaip būti sėkmingai, aš manau, kad vis dėlto sėkmė yra, sėkmė lydi patirtis. Ten, kur patirtis, ten ateina ir sėkmė. Ir yra atsitiktiniai variantai, gal kažkas kažkur, kaip patys Angry Birds, 8 metus jie darė žaidimus, kol vienas po 8 metų tapo kažkas. O iš pirmos programėlės, nematęs nei vienos pirmos programėlės, žmogaus daryto, kad būtų kažkas tai wow. Visi padaro daug klaidų ir po to daug klaidų, po kažkiek tai kažkas jau būtų. Nuraminai. Tai čia natūralus, prasme, noras, jeigu tu nori kelti 100 kg štangą, tu turi pirmą pasidinuoti su 10, po to su 15, su 20, ir tai darysi po 100 kg. Jeigu iš karto darysi 100, užsimesi štangą ir tu ir baigsis visas sportas. Tai aš tai manau, kad dar vienas momentas, ką mes daug kalbėję apie sėkmę, tai ir kas liečia startupus pas mentorių, nes pirmas momentas yra komanda. Stipri komanda, tikrai įsvertinti, ką turit, kokias patirtis, kas turi programavimo žinių, dizaino žinių, verslo žinių ir tikrai tas vietas, kur jūs esate tikrai specifinės jūsų žinios toj srity. Ir jeigu jūs turite specifinės žinias toj srity, jūs tikrai būsite sėkmingi, jeigu niekas kitas nežino apie tai. Nes čia ir yra sėkmė, kada jūs surandat sprendimą. Tas patvirtina ministro posakį, spręsti problemas. Iš tikrųjų, kada išsprendi kažkokią problemą, tada tave griebia ir drasko ir tik tai duoda. Turiu dar vieną klausimą. Apie idėjas, atsakai. Pasikeitė ar nepasikeitė požiūris, nes aš daug iš tiesų startupo šitų renginų įvairiausių dalyvavau ir man atrodo, kad lietuvių tauta pradeda nekonkuruoti, o bendradarbiauti, bet iš tiesų šitas išmokimas labai lėtas. Drąsiau yra dalintis idėjomis su tuo ratu, su kurio, ar visgi jauti, kad, tarp to, irgi, tu sakai, 2,5 metus dalyvavau, pradžiai irgi turbūt buvo, mano, tokie mūsų, nemažos, o paskui dabar sakai, dalinomės, atsirado žmonių. Kaip šitą vertintum istoriškai per 2,5 metų? Čia į mane klausimą. Aš tai iš vis sakyčiau, kad lietuviai su lietuviais iš vis nėra konkuruoti. Tu minėjai, kad Lietuvos rinka yra per maža. Jeigu tu turi idėją ir tu jauti, kad jinai gera, tai tu žinai, tu vienas nepadarysi. Reikia ieškoti kitų žmonių, kažkokios komandos, kažko draugų, nežinau. Tai jeigu tu neturi pažįstamų, tai tu ir ieškai kažkam, tai kad tu surastum, tu turi papasakoti idėją. Nes kitaip niekaip. Ir tas idėjos pasakojimas, jisai ne tik, kad tau padeda rasti bendraminčių ar padėjų ar kaip pavadinti komandą, bet tau dar ir padeda pagrįsti, pačiam padeda pagalvoti, ar ta idėja gera ar ne. Nes tu kiekvieną kartą pasakodamas, tu kažką gauni kažkokius tokius žmonės bando kritikuoti, blogų kažkokių taškų ieškoti kažko. Ir tu jau girdėdamas 5 kartą tą patį klausimą, tu žinai, kaip jį atsakyti. Ir pavėliau, pavyzdžiui, jeigu tu jau su ta idėja, jau su komanda, jinai pasinvestuotas, tu vėl gausi tos pačius klausimus iš tų investuotojų. Tu žinai, kaip juos atsakyti. Tai aš manau, kad dalintis idėjom reikia. Manau, kad lietuviai nemėgsta dalintis, nes viskas, ką aš galvoju, atrodo, yra labai svarbu ir niekas taip negalvoja, čia yra unikalu. Ir po to po 5 metų sakau, aš irgi tą idėją turėjau. Kažkas jau padaro Maksimos parduotuvę, pavyzdžiui. Aš irgi tą idėją turėjau, 11 klasę. Ir ką? Tuo metu dar nereikėjo ir aš negalėjau sudaryti. Bet visi, ta prasme, čia žinai, tokie dalykai yra. Tai aš manau, kad taip, lietuviai, jie nelinkia dalintis, bet po truputį pradeda. Svarbu turbūt suprasti, kad nereikia konkuruoti tarpusavį, reikia tarpusavį bendradarbiauti. Aš manau, tai yra svarbu. Yra kažkoks naujas terminas, kur computer collaborate, man atrodo, yra mokiečių viename. Jis sukūrė žodį, kuris iš principo yra konkuruoti ir bendradarbiauti viename. Gal Romas atsimintas toks, kaip man atrodo žodis. Jo, sujungtas šis pavadinimas. Vienas dar klausimas apie idėją. Turi idėją vertės, o idėjos pinigų yra inovacija. Galiu aš šitą klausimą atsakyti iš tikrųjų, nes irgi daug startupų darė, daug idėjų, bet vienas neseniai startupas baigėsi turbūt prieš mėnesį. Baigėsi įpusėjęs prasidėti
Nes idėja visiems yra, visiems patinka, investuotojai net irgi sako, kad wow, yra kokia super idėja, pasirodo, žmonių neturi tą idėją gyventi. Tai paprastas dalykas, prasme, kad kiekviena idėja, prasme, jinai, kaip ir fainai, bet visa esmė idėjos sugebėjime įgyventi tą idėją. Ir visa vertė yra būtent sugebėjime realizuoti nuo idėjos iki rezultatų. O čia tai yra vertė. Ir tie, kas sugeba tą padaryti, o čia tai yra pinigai. Aš galiu pasakyti vienam iš artėm, praeitam blogynė, tarkim, buvo Saukozo pasaka, jos startas. Manau, superinis produktas. Aš manau, kad su talentais reikia palaikyti kontaktus, bet jų rezultatai iš tiesų nebuvo labai sėkmingi, jeigu šiaip šnekėti. Ir mes paskui diskutavom, ir kas, ir galbūt kodėl, ir ką reikėtų daryti kitaip. Ir šitoj vietoje aš galvoju, tas, kas man patiko, žmonės ir po truputį atranda tą, kad kiekvienas turi daryti savo darbą. Yra žmonės, kurie užsiema rinkodarą, yra žmonės, kurie užsiema pinigų pritraukimu, yra žmonės, kurie dizainina, kurie programuoja. Ir jeigu tu darai tai, kas tau, sakykime, nuo ko tu geriausiai kaifuoji, tu tą geriausiai greičiausiai gali padaryti, to, ko trūksta, sugebė komandą identifikuoti ir prisitraukti tą žmogų. Nes kai pradeda programeris mokintis ten SEO ir kitų įmantrybių, gal ir gerai, bet nežinau, ar tai iš tiesų taip reiktų daryti. Tai nežinau, su Outlanders, pavyzdžiui, studijos žaidimą, kur sukūrė, tai jie prisitraukė iš Tech Forward 90 000 eurų. Tai, bet pas juos ta pati, pavyzdžiui, sakyčiau taip, silpnoji vieta yra, kad reikia prisitraukti. Ir jie dabar dėl to, kad maža komanda bando daryti viską. Ir nežinau, ar tai yra geras būdas. Iš vienos pusės tai yra sutaupoma kaštus, iš kitos yra prarandamas fokusas. Aš vieną kartą iš Šokenko keistas ryšys, kad buvo pasiūlymas idėja vėliavos pradėti įsiminti. Naudojant tokias keistas asociacijas. Patys norėjome iškvietimą išleisti būtent iš to projekto, kaip supratau. Neatsimenu tas autorius, bet jeigu tik visų pasaulio žalių vėliavos ir su viešininkais asociacijos žodžiais, lengviau žmonės galėtų įsiminti. Nežinau, iš tiesų asociacijos egzistuoja, bet ne tik yra, aš tiesiog knygai išleido iš neapsaugų. Šiaip dar trumpai dėl idėjos. Mano supratimo idėja yra iki 5% visko. Žymiai svarbiau yra komanda, dar svarbiau yra prototipas ir kai jau yra prototipas ir komanda, mano supratimu tada galima pasakyti, ar ta idėja buvo gera, teisingai sugalvota. Tai aš manau, kad tai svarbiau yra komanda ir po to turėti tos idėjos prototipą kažkokį. Tai vat, tam darant prototipą turbūt ir atsiranda kažkiek inovacijos arba kelių kažkokių sričių junginys. Turbūt atsakymą į klausimą idėja ar inovacija, tai manau ir tas gali būti idėja ir be inovacijos, bet dažnai kažkokią idėją paimant, kai tu darai, kažkiek inovacijos atsiranda. Mano supratimu taip. Būt irgi jau subjektyvu ir tam tikrai srityje, bet iš tokių, kur verslo, nežinau, ne verslo, irgi entertaining aplikacija buvo Balso, kur Eurovizijai. Kas buvo atsisiuntęs? Buvot įsijungę, dalyvavot? Įtraukė? 2 kartus. Paskutiniam finale prabalsavo per 3 valandas 15 milijonų kartų. Per 3 minutės, jeigu šiaip įsivaizduot, nes tam reikalingas ir techninis, architektūrinis sprendimas, per 3 minutės mūsų nugalėtojo prabalsavo apie 2 milijonus kartų. Tai per 3 minutės. Serverio apkrovimas yra milžiniškas. Tai tu gali sakyti, sėkmė, kad kažkurioj momentui pirmuose mes buvom lūžę ir datobulinom sprendimą iki tokio, kad galima atlaikyti didelės atkarpas. Tai čia jau buvo to didžiųjų projektų, kaip ir tame yra sėkmė. Visiems turbūt yra girdėtas estimė, mobilus socialinis tinklas. Tai jisai per minutę 1,5 milijono daro įrašų insertų. Tai irgi visiškai jo sėkmė yra ir augimas nuo 3 milijonų iki 5 milijonų greitai, kaip tik tai serverinės sprendimo dėka. Tai aš ką noriu pasakyti, iš tiesų, jeigu jūs norit skraidinti pasauliniu mastu, tai ta IT komanda turi būti taip pat labai kompetentinga. Ypač jeigu yra tas ir žaidimo ar kažkas server saitas, tai nėra tik, kad viskas sukasi aplikacijų, bet yra kažkoksai su interneto ryšių sąsajos.
Tai į šitą vietą irgi reikia tiesiog atkreipti dėmesį. Tai, o balsuok, aš nežinau, galime laikyti tai sėkme, gali laikyti nesėkme, o ką su tuo darysim. Aš manau, kad yra labai daug nišų, kur tą galima tą patį formatą perpanaudoti. Kažkada tai visi SMS-ais balsavo, kaip ir išėjo iš mados. Gal dabar ateis mada šito, gal paskui galima įdėti video kažkokį, tai negalėsite atsisiųsti, gal dar kažką. Tai gyvenimas parodys, ką mes sugalvosim, kaip išvystysim tą projektą. Bet čia panašiai, sėdo žmonės, kurie tą paėmė ir padarė. Pagrindę, sakyčiau, iš idėjos. Ir tai yra žavu. Tai gavosi toks kaip žaidimas, pasiėmė vienas telefoną, kitą telefoną ir kas daugiau pasaulis. Taip, bet aš ir noriu pasakyti, žmonės gali prisigalvoti, ką nori. Žaidimo, bet įsitraukimas atsirado. Tai yra tas emocinis ryšys atsirado. Ir tiesiog tai yra žavu, nes tai ir nori, kad tai atsirastų, nes tik tada yra pašnekesiai tarp žmonių. Jeigu tie, kas neatsisinčia, bent tie kažkas turi. O čia jums LRT jūsų paprašė sukurti balsavimo alternatyvą, ar jūs jiems pasiūlėte šitą? Kadangi manęs dar ten nebuvo, kai šitas buvo sukurta, bet tie žmonės, kur kūrė, tai aš sakyčiau, tai buvo bendra kūrybos paseka dėl to, kad žmonės tiesiog bendravo ir ieško kažko tai naujo formato atsibodusiam televiziniam formatui. Tai negali pasakyti, nes tai susiję daug, ta prasme. Yra viena šalis, kita šalis, trečia diskusija, kažkoks susitikimas ir paskui sako dar, ne? Tai, bet po idėjos reikia geriausiai priimti sprendimą dar, ne? Tada geriausiai paruoš prototipą, tada sakai, va taip veiktų. Pajėgus techninis timas per labai trumpą laiką įgyvendinti. Pajėgus, tada sėdi ir darai. Tai svarbiausia neužsidiskutuoti taip per ilgai. Bet jeigu gera idėja yra, tai sėdi priimi greit sprendimus. Žingsnelius gal pagrįžkim. Jeigu neturi nei vienos ar kitos kompetencijos, reiškia, bet turi idėją. Eini kasti. Ką darom tokiu atveju? Ir šnekėsi su tuo, kas turi patirties. Eini į renginius, tada ir paprasčiausiai surasti tada pagalbas, kas padarys. Ir tai ir Startup Monthly, ir Campas, ir Startup Weekendai, ten gali surasti greičiausiai. Trumpiausias kelias į gyvenimą, manau tai. Jo, bet vis tiek turi ateiti su kažkokia tai, sakai, aš turiu pinigų. Jeigu tu ne dizaineris ir ne programuotas, tu sakai, aš stiprus rinkodarai. Arba aš galiu nerealiai ten analizuoti, žinai, padaryti. Nes jeigu tu ateini ir sakai, aš kažkuom galiu prisidėti, aš galvoju, kad tada negaišti reikia laiko. Iš tiesų, nes tai bus laiko gaišinti. Tada atiduodi idėją ir džiaugiasi, jeigu kas nors gyvenime. Tai aš kažkaip galvoju, savo tą stiprią pusę vis tiek reikia žinoti, kaip tu tiktum komandai ir ateini ir pas ją sakai, aš galiu jums padėti su tą vietą. Ne? Jeigu jūs jaučiat, kad ten jums reikia, mano kontaktai tokie, jeigu nereikia. Ar gali būti indėlis užsidegimas, pavyzdžiui? Tai štai, jeigu idėja iš tikrųjų yra... Tai dingsta gavus pirmą grėbį. Mažai komandai, žinau, galvoju, kad to per mažai. Ta prasme, jeigu tik vaikšto tas, kuris užsidegęs ir visus ten empowerina, manau, kad, Jeigu kalbant apie užsidegimą, iš tikrųjų, tai yra tokių pavyzdžių. Aš manau, kad geriausias pavyzdys yra Steve'as Jobsas, kuris kompetencijų nelabai turėjo, bet turėjo užsidegimą, bet jisai turėjo kitą savybę labai gerą - idėjų generavimą. Jis ne tik tą. Noriu pasakyti, kad jeigu skaitėtės apie Steve'ą, sakykime, knygą, tai jis turėjo vieną savybę, į kurią aš atkreipiau galbūt dėmesį. Jis, kai reikėdavo Voznekui kažko, jis sugebėdavo drąsiai pakelti ragelį ir suorganizuoti to, ko reikia. Jis turėjo organizacinius sugebėjimus. Jis sako, tau reikia tos detalės, gerai, jis skambina, pakelia ragelį, HPCO prisiskambina, sako, man šitos reikia, nes jis sugebėdavo įtikinti žmonės, kad jam kažko reikia. Reiškia, jis sugebėdavo pasiekti rezultatą, kas yra be galo daug. Reiškia, jeigu jis sako, man reikia ten iPad'o, sako, po 2 dienų tau bus. Tai jeigu tu tokius organizacinius gebėjimus turi, manau, kad viskas gerai. Bet jie su Vozneku buvo atsidirbę, jie vienas kitą pažinojo iki tol, kol jie tą įkūrė. Manau, vis tiek tu turi atsidirbti, galbūt tokios renginiuose pagerti, ar alaus, ar pasišnekučiuoti, ar padirbėti kartu, ir žodžiu, tada kažkas vyksta. Dar klausimų. Man tai gal tu apie jūsų appsą, ką nors gero, kuris gerai skrenda. Tai, ką čia daugiausiai žino apie šitą
Eurolygos, vykusį čempionatą 2011, tai Eurobasket programėlė, Eurobasket Live, tai mes ją paleidom. 9 šalyse jie buvo top 3-tuke, 3 šalyse buvo pirma. Šiandien dienai pasiekoje jinai yra tas vadinamas skeilas padarytas, tai yra išleisto 9 lygos, dar 8 papildomai, tai sėkmingas produktas, yra toliau. Turit klausimą? Man. Kur tas sėkmės? Tai ar uždirbant pinigų, ar tiesiog galbūt atsiuntimų buvo? Tai kaip ir sakau, buvo atsiuntimų ir jau 8 dar papildomai lygos išleistas, kur jau eina. Bet įmonė finansiškai tai buvo naudinga, ar ne? Buvo rankų. Ar čia klausimas visas atsakė? Man įdomu, ar atsirado kažkokių tai analogų, sakykime, konkurentų? Tai tuo pačiu metu buvo analogų ir nemažai. Tai mūsų aplikacija buvo mokama, vienintelė mokama, iš lietuvių. Tai ir daugiausiai naudos turėjom, kaip mokama. O kur sėkmė, sakytum? Kuo skiriatės? Aš nebuvau vienas dalykas partneriais stiprus, tikrai, komanda stipri, patirtis jau daro tokius projektus, tai buvo sėkmė. O iš pusės, stiprimas nuo konkurentų, iš vadovo pusės. Daugiau detalių, viskas sklandžiau veikia, greičiau duomenys pateikiami, kokybė geresnė buvo, tikrai, ženkliai. Tai čia vienas jau. Dar klausimų, nes jeigu ne, tai aš matau pagal bent jau sutartą laiką, lyg ir būsim porą minučių sutaupę. Jeigu daugiau kavai ir netvarkai liks. Kaip ta? Paskutinis klausimas. Reiškia, ar viskas atsakyta, bent jau šiam momentui, kas galėjo liežuvio. Aš šiek tiek miškiu. Jeigu, tarkim, ateina pas tave investuotojai, nes ar per pasiūlymą, ar toliau, kiek esi pasiryžę, žinai, atiduoti kažko, savo darbo, to, kad su jais bendradarbiauti. Pagalvoti apie tai, o kas atiteks tiem investuotojams ir taip toliau. Tai šiaip sakė, 5 procentų. Ne procentas. Šiaip nuo to, kas siūlo tas investuotojas. Nes mums ne tiek gal reikia pinigų, kiek mums reikia. Tai galvo ne kaip investuotojai, galbūt trūksta ten tavo komandos narių, nuo rinkodaristų iki dar kažko, nes šiuo metu ten technikai daugiau ir mažiau. Bet tarkim, ateina kompetitingi žmonės ir sako, išvešim tą tavo produktą į pasaulinį rinką be problemų. Jeigu jis ir parodo, kaip tai padarys, tada galima kalbėti. Prasme, negaliu pasakyti, nes labai viskas nekonkretu. Tai žinai, čia taip pat, kaip ateina žmogus sako, turiu idėją, ar nori daryti. Tai suprantate, aš turiu iš pradžių išgirsti idėją, pagalvoti apie tai, pakalbėti ten su kažko, komanda savo kažko, tada aš galiu pasakyti, ar aš ją darysiu. Čia panašiai, taip jeigu ateina kažkas sako, kad noriu, tai žinai, ta prasme, o kaip tu parodysi, kad tu gali tam padėti realiai, ar su Tomiškiu, ar su kažkuo kitu. Čia tu turi galėti kažkaip parodyti, įrodyti, kažkaip pagrįsti savo teigiamus kažkokius. Aš realiai tai jeigu pats neturiu jokių kompetencijų to pačiam marketingė, tai tu sakai, gali įvertinti tą pasiūlymą jo, kuris tau pateikė. Jo, nes bet... tada gali galė kaip sumausit galų galę, ir pasakysi, čia kaip tu nerealiai padarysi viską. Ta prasme, aš turėjau vieną tokį dėstytoją, kuris yra pasakęs taip. Visada, kai kalbi su kitu žmogum, nors ir jis iš kitos srities, nors tu galvoji, kad jis nežino toj srityje, visada kalbėk su juo taip, kad jis žino 5 procentus daugiau už tave. Nes gali būti, kad jis visgi žino. Ir jeigu tu vieną kartą Lietuvoje susimausi, tai visa Lietuva apie tave žinos. Kažkokiais toj srityje. Tai čia tikrai yra faktas. Prasme, jeigu tu vieną sumaustysi, o jisai matys, kad tu maustai, tai žinok, tu su nieko daugiau niekada nepabendrausi. Aš manau taip, tai prasme, jeigu ateis toks žmogus, tai, nežinau, gerai, vieną kartą aš su juo padirbsiu, matysiu, kad iš jo nieko gero, ir viskas. Tai prasme, aš manau, nei aš, nei mano draugai, nei niekas jo daugiau nedirbs. Tai prasme, jeigu tu bendrauji Lietuvoje ir tu bendraujantis esi, tai daug kas sužinos apie tą. Tiesiog geriau, jeigu tu nori kažkur komandiškai dirbti, tai tu pateik save tiek, kiek tu ir esi, o ne daugiau. Ir tuos žinias pateik savo, tokias, kokios esi yra. Nes nuo to bus geriau ir komanda, ir tau pačiam.
Aš galiu dar vieną klausimą. Gal galite visi tuomet pabaigai po vieną kokį, nežinau, ar resursą pasakyti, ar įmonę, ką reikėtų siekti, ką reikėtų dabar žiūrėti ateičiai, renginį ar kažką tokio. Ko jūs laukiate? Startupą. Gerai, vėl. Bet jeigu šiaip šaltinis, tai Vision Mobile yra šaltinis, kuris daro daugybę tyrimų apie apskaitai rinkos pasiskirstimą, iš visų pusių, iš gamintojų, iš įrangos kūrimo, iš programuotojų, tai tikrai yra naudinga šaltinis. Aš tai kadangi nedalyvausiu Startup Market, aš laukiu F-Campo. Tai jis vadinimas. Aš tai manau, kad greičiau bus turbūt Mobile LT meetingas. Kaip jie įsimėt? Per Facebooką. Ok, ačiū svečiam, padarom trumpą pertraukėlę.